Video pradžia tokia. Tralas prikabintas, važiuojam į Kauną. Tuoj papasakosiu, kur važiuojam ir ko važiuojam. Tai labai įdomi situacija. Pasiūlė Audi S5 2018 metų. Daužtas priekis galas, variklio karteris pažeistas. 100 000 rida. Nu, nebūtų įdomu, jeigu nebūtų kaina 2000 eurų. Galvojau, galbūt čia klaida, galbūt kažkas ne taip, bet tuoj paaiškės, kas čia yra ir kodėl čia tokia kaina. Tai va, važiuojam dabar 3 valandas iki Kauno ir pažiūrėsim tą eskę už 2000 eurų. Ar tokios kainos būna, ar įmanoma už tiek nupirkti. Ar tiesiog su tuščiu tralu grįšim. Labai įdomu, kas čia bus, dėl to pradėjau filmuoti, nes manau, kad bus kažkoks nesusipratimas, bet ieškosim, kur čia visas tas paslėptas reikalas. Tai jau, kai nuvažiuosim, turbūt bus tamsu, reiks bandyti subliksti kažkaip pafilmuoti. Va, atvarim pažiūrėti Audelės, ką žiūrim. Ai, kaip saldžiai čia. Nu, bet suportukai jos tai vaikiški. S5. Salonas supardytas, kaip ir sakė, panelė nuimta. Vairas nuimtas. Pusė šiemetų. O pusė šį čia kam buvo nuiminėti? Kas tokia? Pusė šį. Čia palaka 3. Nu, Ai, sulinkęs, tai nesisuko priekiniai ratai iš viso. Sulinkęs pusės šis buvo. Sulinkęs ir nesisuko net? Jo. Oho, normaliai tai ir važiuoklę gavo. Na, tai čia per tripodus jie ištraukti, o neatsikti. Bet va taip jį be karterio, nuo kovo čia atvažiavus kažkur tai, ne, ten, nu. Nuo kada? Nuo kovo. Mačiau žinutės, nuo kovo kažkad. Senai, kad čia pas... Ir va taip va laukia visada ir stovėjo, va taip va to, nes... Jo. Lapukų nepameskit, jaučiu. Čia turbūt viena iš mažiausių problemų. Blet, ratai žiūrėjau, tai 2 štukas kainuoja, tai vos ne... Nu, dar naujiena. Jau jisai sakė 1000, mes tikrinam, kad po 6-800 yra. Jo. Ai, aš tada žiūrėjau, kažkada kaip pirkom, nes jau buvau irgi vilkį praradęs. Ne, tai rastai visokių galima, žinai, bet kai parduot reikia problemytė iškyla. Aš įbėjau, žiūrėjau, matai, tai ten iš vis kainos kovo. Ai, ebėjai. O čia žibinto blokelis, matau turbūt, tai čia viskas, kas iš žibintų liko? Ar čia nežibintų? Greičiausiai, kad jo. Iš žibintų tai nieko neliko. Aš turiu vis 2 dėžės šiukšlių iš mašinos, ten ką aprinkom. Kol kas nepatinka, kad išardyta, bet patinka. Visą kitą patinka, aš nežinau, nesuprantu, kodėl tokia kaina. Nieko blogo neišgirdau. Žodžiu, man tai labai patiko variantas, sakau. Ką, kabliukų kažkokių turiu, reikia kažką rinktis. Tai panašiausiai buvo. Ne, čia bus tavo garžas. Gali būti. Stumsim, bandysim. Žodžiu, Audelė jau pakrauta ir judėsim link namų. Labai esu patenkintas pirkiniu, galiu pasakyti. Pirmas, ko norisi, pakeisti karterį, pažiūrėti kokias ten problemas ir galbūt pabandyti užvesti. O tada atsirastų motyvacija kažką toliau daryti. Nes šiaip tai baisiai čia yra gavę. Bet viskas pasigydo. The next day. Sekanti diena, Audelė jau atvežta. Kaip matėt, vakar nupirkom, aš šiandien kažkur planas nuvežti ir pažiūrėti, kaip jinai atrodo iš giliau. Baisu. Na ką, praėjo kelias dienos, mintys susistovėjo ir nusprendžiau, ką darysiu su Audi S5. Galbūt jums tai nepatiks, bet čia yra logiškiausias kelias mano manymu. Tai pirma, kur aš esu? Dar nematytas fonas, taip? O čia mano naujas garažas. Pristatau jums savo naują garažą. Opa, ir Audelė čia. Čia nepafilmavau viską, kaip kas vyko, kaip jį dariau ir remontavau ir ruošiau. Žodžiu, mėnesį laiko užtruko jo paruošimas, bet volia, turim tokį garažą. Su sofkyte, kaip ir svajojau. Va, yra sofkė. Galima išsidrėpti, pailsėti. Yra pečiukas, yra šildymai. Bandau įkurti ugnį. Ir
Va čia jau galima pafilmuoti ir konstruoti projektus, ne? Fonas geras, baltas šviesų, apšvietimas turėtų būti geras, nemirgėt, apie viską buvo pagalvota. Jau paveiksliukas yra vienas, antrą pakabinsiu, kurį turiu, lentyną vieną nusipirkau. Žodžiu, reikalų laukia daug, apie garažą dar gal kažkada plačiau kažkiek papasakosiu, bet kol kas pradžiai turiu kur apsistoti. Vat vieną mašiną telpa drąsiai. Į kampą dar ir kokį zapuką gal galima būtų sukišti. Dar parodysiu šalia kitam garaže, kas yra. Opa, volia. Žiemos miegui užmygęs dėjimantrukas. Gerai, grįžtam prie S5. Pirmiausia, turbūt atsidarysiu bagažinę, nes jinai dabar nėra akumo ir negaliu atsidaryti. Tai jo, bagažinė atsidaro. Tai pirmoje vietoje išsitrauksiu viską iš vidaus. Čia kažkur išsidėliosiu. Turbūt nebus jau tiek daug vietos, kaip aš čia galvojau. Tai va, čia visokių pilna detalių, bagažinė taip pat. Visos jos dalis praradytos, kas yra. Ir dar pilna bagažinė busiko. Čia. Tai turėčiau dabar susinešti visas detalės į savo garažiuką. Ir papasakosiu, ką aš čia darysiu. Nu va, šiek tiek apsitvarkiau, išsidėliojau detalės, viską išsiėmiau. Ir vaizdas dabar toks. Kolonėlės. Bengai yra, karbono apdailos, vairiukai ir begas šiek tiek su krūju. Panelė iškušovusi, bardačiukas, apsaugos, vairo kolonėlė, salonas sveikas, žibintų likučiai, kondiškė gavusi, generatorius. Kilimėlį, pusišiai, škyvas gavęs. Žodžiu, prasiardžiau, betvarkę jau padariau pirmą dieną garažę ir išsiėmiau visas detalės, kas buvo išardyta. Žodžiu, einu link to, kad turbūt apsimokiausia mane bus paleis dalimis. Ilgai galvojau, prireikė kelių dienų, bet manau, kad ardysiu ją dalimis, nes ši geriausias bus variantas užsidirbti. Prikilinėti užtruks labai ilgai, su kėbulistais problemos, labai ilgi terminai, su varikliu to labiau, kad neaišku, bet net dalim ardant, variklį aš norėčiau užvesti. Tai su varikliu, kaip ir matė, daug klausimų, bet pirmas dalykas, tai kas man iškart įstrigo, filtrą bandžiau atsukti, čia pjauna dangtelį filtrą, tai negaliu pažiūrėti, ar yra drožlių filtre, ir matosi katalizatorius turbūt, kad palenktas, todėl kad variklis nuo laikiklių nuplyšęs, sustumtas gilin, trenkėsi į šitą vietą, čia yra įlenkta ir žodžiu, dėl to, kad pasislinko kažkur ant kelių milimetrų ir šiek tiek kliūna čia, nes čia pro pat ištraukė filtras, o dabar jisai šiek tiek net kliūna. Tai šitie keli milimetrai neleidžia išsukti filtro, pažiūrėti būklės. Tai šiandien jau gal nedarysiu to, bet rytoj nusimsiu turbiną, gal pasitrauksiu ją į šalį, išsisuksiu filtrą, jeigu filtras panašu, kad geras, tada ieškosiu karterio apatinės dalies nupirksiu, paėmėjas dar mačiau lūžęs, pasikeisti apatinę dalį, čia apačią traversą viską numest ir pasikabinus variklį į viršų, užsudėjus skydelius ir visą elektroniką vidui, pabandyti užkurti. Bet dėl to, kad variklį galėčiau parduoti kaip gerą, kaip veikiantį variklį, kad parduotų. Tai va, planai tokie. Jeigu kažkam reikės detalių, S5 pas mane. Tai ką, sugrįžtam jau po naujų metų į naują garažiuką prie Audi S5, kurią šiandien ardysim jau ne pirmas detalės. Pirma detalė, kuri parduota, tai yra skydelis už 500 eurų. Neatsimenu, minėjau tą ar ne, bet žodžiu, pirma detalė parduota už 500 eurų. Toliau užsakytas yra salonas, kuris jau yra išardytas, vairas, kuris ten irgi kažkur guli. Ir lubos užsakytas, kurias dabar nuiminėsim, bet kad lubas išimti reikia pirmą priekinį stiklą išpjauti, kuris yra skylęs ir jau daužęs, žodžiu, nereikalingas. Tada užsakyta yra galinės ir priekinės durelės vairuotojo pusės, kurios dabar kaip tik ir ardosi, ir galinis ketvirtis. O pinigus jau papasakosiu vėliau, kiek tai kainavo. Žadintuvas skamba, reiškia laikas keltis, sukam, dirbam, parodysim kažką toliau eigoje. Žodžiu, gražus garažas tapo jau negražus garažas, jau viskas, šiukšlynas visiškas. Šiandien vaizdas toksai, audelė jau aprinkta neblogai, galinis netiltas jau išimtas.
Žodžiu, liko numest baką, liko numest kardaną ir galėsim išpjauti ketvirtį, nes yra užsakytas, kaip ir minėjau, ketvirtis. Ties čia pjausim kažkur ir ties va čia. Taip turėsim išpjauti. Ir visas vidus jau beveik išardytas apart kilimų ir ten tos apatinės panelės dalies. Tai liks ištraukti pravodkę, kilimus, priekį, variklį ir važiuoklę priekinę ir viskas. Bus Audi išardyta ir žiūrėsim, kiek čia gausi surinkti. Nauji metai praėjo ir jiems dar vis tiek degina šaltas ugnelės. Na, kaip, nedarykit to namuose. Nepjaučiau daugiau ketvirčio, galit neprašyti, nebent patys išsipjausit. Čia visada per plauką iki mirties atrodo, jeigu pjauni. Aš tikrai ne bulgarkė žmogus čia načert, nemanau. Tas diskas vaikšto visas, va, balalaika. Visada stoviu taip, va, ir su kairė ranka, nors dešinė rankis. Reiktų pjauti atvirkščiai, bet laikau taip. Kad jeigu čia dar sproktų, kažkur ten gal skristi, nežinau. Norėtųsi kai kur įlipti į vidų, tipo ir iš vidaus pjauti, bet labai nepatogu iš vidaus pjauti. Nu, net tai, kad nepatogu, dar bijau, kad iškrisiu su to ketvirčiu, kai atpjauti. Žinau, tai dabar net pjauju. Šitas pjūvis tai bus lengviausias paskutinis, dabar man reikia šitą padaryti. Va čia paplanavau. Užteks dar diskelį. Ir dar truputį trūks veikti. Dabar klausimas, ar čia prapjoviau ar ne? Ai, čia dvigubų gal skarda? A, jo, per vieną neprapjauti. Ar kas ten kartonkė kažką laiko? Ne, viena skarda tik tai. Aš jau tikėjausi, kad čia judesys bus. Čia laiko. Gražu. Like and share. Rебята. Pečiukas kūrenasi, tai reiškia, kad grįžom į garažiuką prie S5. Tai, kaip matėm, ketvirtis jau išpjautas ir parduotas, taip pat dvi durelės. Vairuotojo pusės, priekinės ir galinės. Iš viso už tas 3 detalės, 2 durelės ir galinis ketvirtis. Gauta 1250 pinigų. Skidelis 500 eurų gauta ir čia 1250. Kol kas parduota tiek dalių. Aš po truputį ardausi toliau. Kai kažką parduosim, parodysim. Tarp kitko, dar turiu pasakyti tiem, kurie sakys, kad nevertėjo ardyti šitos S5, reikėjo ją prikelinėti. Tai nepaisant tos problemos, kad su dokumentais yra niuansai, greičiausiai jų nebūtų. Nu, bet jeigu juos ir įmanoma būtų padaryti, tai kėblas buvo per stipriai nukentėjęs ir dabar, kai šiek tiek apsiardė, galima jau daugiau parodyti. Tai va šita vieta, va, matosi trūkimas netgi. Net iki čia buvo pažeista, nu šitas visas kelmas sukeltas. Tada smūgį variklis gavo į šitą vietą. Smūgis buvo variklio toks stiprus, kad jis pažeidė net pečiuką. Čia irgi buvo viskas patraiškita, išsiplėtimo bakelis ir taip toliau. Šita pusė lyg ir sveika, apart šito, kad sulenktas. Toliau dugne, nežinau ar matysis, irgi yra pažeidimų. Kažkur va čia matosi. Žodžiu, dugne netgi šitoje pusėje matosi. Nu, apie galinį ketvirtį jau viskas aišku matėsi. Tas ketvirtis kaip ir buvo sveikas šitas, kur dabar stovi, kuris buvo, dabar jau nėra. Ir variklis, kadangi gavo smūgį, automatiškai pavarų dėžės ten laikikliai yra nukritę. Galbūt matysis. Kabo automatiškai sulenktas buvo pakabinamas per kardaną. Nuo kardano smūgis nuėjo į reduktorių ir nulaužė va čia gabaliuką reduktorius. Tai realiai viską atstatant, čia būtų labai daug pinigų reiktų išleisti, kad ją atstatyti ir nežinau, pinigais gautųsi turbūt arti to, kas rinkos ir yra kaina Lietuvoje. Nu turbūt per stipriai suniokota jau, kad ją verta būtų atstatinėti. Dėl to pasirinkta išardyti ir tęsim toliau ardyti. Va šiandien ir užtenka turbūt, kaip matėt, motoras nuo kėbulo atsiskyrė.
Dar vienas įdomus pastebėjimas, kad ir dėžį labanakt čia skilusi. Tai vat kiek galima nepastebėti perkant tokį automobilį defektų, kiek po smūgio sueina, kiek detalių lūžta. Tai žodžiu, daug atkrito svajonių, kiek galima buvo surinkti. Ne, bet vis tiek normaliai, daug renkasi, viskas gerai ir labai teisingas sprendimas buvo priimtas, kad ardyti detaliam. Tai vat kartais įvertinkit smūgio pasiekmes, padarinius, kas gali būti. Šituo atveju viskas čia sulankstyta, suvaržyta, labai daug detalių pažeista. Bet gera žinia, filtrai išėmus, struškės nėra. Karteris pažeistas, bet struškės nėra. Tai jau gerai, pradžia gera, sekantis dalykas, kas bus, kai variklis atskirtas, reiks pakelti jį ir iš apačios pasižiūrėti indeklus. Jeigu indeklai geri, tai alkūnės atrodys sveikas, tai ir didelė tikimybė, kad variklis turi būti sveikas, viskas gerai, nes jis prasisuka, struškės nėra, jeigu dar ir indeklai geri, nu tai iš variklio renkasi pinigai reiškės. Jeigu ne, tai liūdna. Užeinu į garažą, o čia tuščia. Audi S5 nėra. Parduotas visas dalis. Nes negalvojau, kad šitą seriją greitai pasibaigs, kad viską išparduosiu taip greitai, bet taip jau nutiko. Tai kaip viskas nutiko, nespėjau pafilmuoti pačią išvažiavimo kėbulą ir viso šito grožio ir detalių. Tai viskas buvo taip, kad pardaviau saloną Audi, vairą, saloną, lubas, 1000 eurų gavosi už tai, susiuntimų 1100 žodžių gavosi. Ir pardaviau visą likutį, tai yra kėbulas, variklis, pavarų dėžė, visa elektronika, viskas, kas liko, apart to, ką išvardinau prieš tai pardavęs, ten nedaug buvo parduota, ketvirtis, vairas, ketvirtis ir skydelis. Tai be to, visą šitą likutį pardaviau už 3500. Faktas, kad galima buvo surinkti daugiau, bet faktas tas irgi, kad norėjau atlaisvinti vietą ir nežaisti su šitais skelbimais pardavinėjimais, pardaviau visas dalis, ramu, atsikračiau, turiu laisvą garažą, galima vėl toliau, tik aišku, išsišluotis tvarkyti ir toliau galima čia vykdyti savo kažkokius projektukus, kažką įdomesnę, ne tik ardymą. Tai va tiek su ta Audi S5. Buvo projektas pradėtas, viskas prasidėjo nuo to, kad norėjosi ją prikelt, galų gale pasimatė, kad ten viskas sulaužyta, suvaržyta, sudaužyta ir kad to neverta daryti. Dalim galvojau, ardysiu pusę metų, metus gal pardavinėsiu, gavosi, kad 2-3 dienas išardyti ir nepilna savaitė, kad parduoti visą pilnai. Tai užsidirbta gerai, papliusuota gerai, pasisekė, laukiu daugiau variantų tokių gerų, jeigu turit kažką pasiūlyti ardyti. Labiausiai domina daužtos ir aišku naujesnių metų kažkokias. Tai, ne tai, kad naujesnių, gal užtektų net nuo F-kės kokias. E-šiam gal net kokį galėčiau paimti. Nes daug pačiam prireikia detalių, reikia pirmuko gal detalių. Pačiam daug detalių reikia visokių reduktorių, pusašių kardanų, tai jeigu kažką tokio turite įdomus, pasiūlykit, prašau. O dabar ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, prenumeruoti kanalą, sekantis video jau įmestas į Contribui, užeinam į Contribui, žiūrim sekantį video. Jeigu dar neįmestas, tai rytoj bus įmestas.